turim Ford Rangerį, 2019 metų, 3,2 litro dizelinis variklis, automatinė pavarų dėžė, gale turim galinio tilto blokiruotę, ratai 33 colių aukščio, 12,5 colio pločio, važiuoklė sudėta Ironman australiška, priekis pakeltas apie 7 cm, galas kol kas 6, bet dar reikės truputį patobulinti. Šiam kartui pasirinkau Dodge'ą. Mašina nauja, mašina su elektronika, bet ganėtinai paprasta važiuoklė, paprasta variklis paprastas, tai tas mane sužavėjo šitoj mašinai, kad jinai yra ganėtinai paprasta, savom rankom kažką susitvarkyti. Tai aišku, yra pakelta važiuoklė, ratai didesnė įdėti, navigacija ne viena, papildomi apšvietimai ir pasikrauti viskam. Amėgi, kažkas jėlis. Jūs tai einam dirbti. Ateikit pažiūrėti. Galite lempučią. Eina savo. Pasirinkau Toyota Land Cruiser 200. Taip sakant, Afrikoje tikriausiai populiariausia mašina yra Toyota, kad galbūt todėl pasirinkau, nes jeigu sugedus ar būtų galima susitvarkyti, automobilyje labai daug pakeitimų nėra, tik tai, kad šiek tiek pakelta, ratai didesnė uždėti, gervė įdėta, pagrindiniai dalykai, snorkelis, ortakis teisingiau. O čia mėgosi, Deivi? Tai, bandysim. Kokio dydžio. Kaip seksis važiuot, pamatysim tikriausiai. Pirma užduotis rasti mašiną, ar ne? Aha. O, kažkokių pažįstamų čia man. Draugystėje girdinu. Madoksai vienoj krūvoj. Gražiai, nuplautos, sutvarkytos, paruoštos. Skaityk, palikom tik tai nepilnai prieš 3 savaitės, atrodo jau visą amžinybę, ar ne? Aha, daugiau. Geras. Nice. Nu va, ko nepadarėm namuose, darom šičia. Pasitikrinsim kondicionierių, nes bus karšta. Tikėkimės. Paskui laukia mašinos tvarkymasis, nes po parduotuvių maratono reikės viską susidėti į vieteles. Didi diena šiandieną, klijuojam savo starto numerį. Tai va, ką, dėsim ant priekinio durelių, dešiniai kairiai pusiai. Kadangi lauko sąlygom darau, tai naudosiu tiesiog kortelę. Taip.
Tai dabar reikia pasakyti, ar lygiai ar nelygiai. Nu ir pavyko puikiai. Geriau nei tikėjomės. Nei vienos raukšlelės, nei profesionaliai. Nei vienos raukšlelės. Mes jau pakeliu į Afriką. Valandos keltas iš Algikero į Seutą ir būsim jau Afrikos žemynę. Dar reikia sieną pervažiuoti, kad į Maroką važiuoti. Tai gal man irgi pasimti džempą, jeigu gali, sugalvotume. Jau pasimai, bus šalta. Taip. Tai situaciją turim tokią. Mes su Morka, su Snaige nusigabenam automobilius daug anksčiau į Malagą, Ispanijoje. Tai dabar startuojam nuo Malagos, daug paprasčiau, o Pupa turi iššūkį per 3 nepilnai paras iš Šiaulių atsidurti Maroke Fese. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Pirmą parą labai neblogai pasistūmė per naktį, stipriai nuvažiavo. Na ką, Pupos ekipažas jau irgi pajudėjo. Dabar esame Vokietijoje. Važiuojam savo pirmo taško link. Automobilis važiuoja puikiai ir planuojame pirmadienį pasiekti Maroką Fesą. Ir ten ką veiksim? Organizatoriai patikrins automobilį, instaliuos GPS ir mes ruošimės antradienio ryto startui. Ką? Važiuojam toliau. Na, va, ką tik pasikeitėm. Duosiu, jeigu taip pailsėt. Oras, krūvės geras, nuovargis šiek tiek toks truputį jaučiasi. Tai vis pasikeičiam. Tai aš pamiegu, tai Deividas pamiego. Dar liko 20 valandų iki kelto Ispanijos apačioje. Jau visi ekipažai Maroke mūsų laukia. Tai realiai mes paskutiniai. Bet tai nereiškia, kad mes blogiausi. Kol kas aš su navigacijom nesu iki galo susidraugavusi. Bet turiu dar 20 valandų. Turiu dar 20 valandų pasipraktikuoti. Tinkas reikas. Pakuotsim. Šiandien vairuotojas pradeda dieną bambėjimais. Nu tai kad betvarkė čia kažkokią. Tai susitvarkyk. Mašina prikrauta, perkrauta. Jaučiam, kad persistengiam su daiktais šį kartą, bet jau dabar neišmesiu. Penktas ekipažas, 16 ekipažas. Jau čia. Mūsų snaigės dar nematyti? Nieko iš mūsiškių dar nėra. Kur tas snaigė nutirpus? Pasiekėm. Palauk, nesutojau dar. Nu, pagaliau. Tarėm į viešbutį, prisiregistravom. Pagaliau. Einam daiktų ir į dušus. O, ir ką mes čia turim? Wow! Snaigė!
Geras čia. Mes. Mašiną pamatėm, galvojom, gal ne jūs. Panašiai, ne? Va čia tai komanda. Va čia tai komanda. Bet tai mes labai panašiai atvažiavom. Labas, beveik visa komanda. Jo, beveik. Sausio 29. Po truputį ruošiamės automobilių apžiūrai technikiniai. Turim pasiruošę čia visą roadbook. Tai realiai atliekam dabar namų darbus, skaitam, kas mūsų laukia rytoj. Žodžiu, ruošiamės morališkai. Novicka. Koks planas toliau? Greičiau startuoti reikia. Visiems rytoj iš ryto. Jo, šiaip apsitvarkėm mašinas. Susitvarkėm, susidėjom laikiklius, apsižiūrėjom, persidėliojom viską, kad viskas būtų tvarkingai. Atrodo, kad niekas gale mašinos nelakstytų. Vis tiek lakstys, bet mažiau. Ir vat, šitai pas mumis viskas vyksta pačioje aikštelėje, visi ruošiasi. Ir kiti ekipažai. Pirmas mūsų etapas, ilgasis, labai nuobodus. Vien tik autostrados, 4000 kilometrų. Pagaliau eina į pabaigą. Teko keli šimtai kilometrų. Kaip suprantu, atvažiuoja mūsų trečias ekipažas. Pupa. Pagaliau jūs čia? Jej! Parkingo ypatumai. Pagaliau! Ir čia jau. Labas. Didvyriai. Pagaliau. Nei savaitės. Ir pirmieji įspūdžiai, kaip čia dabar jums pasisekė atvažiuoti. Pagaliau šilta, faina. Muitinė mus paskanavo per skanerį. Paskanavo. Visą mašinėlę praleido. Sakė, kaulai vietai. Kepinis viskas vietai. Tai pupa patikrintas, praėjo. Skanerių patikrinta, bet visko turim, nieks netimta. O kompą prisijungė, nes tam jau lemputės lyg ir buvo užsidegusios kažkokios. Turėsim čia neką veikti. Reiks biškėlys pasižiūrėti, reikės filtrą pasikeisti, reikės biškį lempučių išgesinti. Neked ma Krisztetiába! Bet daugelį su moterim, ne, yra. Kažkaip šiais metais. Negali, tai vyrai be moterų. Čia yra mūsų 00 automobilis, kuris lydės mumis visą ralį. Ir jame turėsim atsižymėti kiekvieną vakarą ir rytą. You can remark that. Oh, okay. Toks komanda. Gražiai pasipuošę vienodai. Sakant, porą minučių sakė pasakys, ką daryti.
Vyrai apžiūrinėja kitus bolidus, konkurentus. Stūrė vyrai. Žiauriai. Bet čia kaip Okay, sorry guys. I'm so sorry. Žodžiu, turi gedimą vienam GPS logerį, tam sakykime, tai turi tik du. Turi du veikiančius. Mes negausim. Mes negausim, Vytai. 2 dienas kokias, kol jisai susitvarkys. Ai, bet sutvarkys ir tada jau pakabins ir instaliuos, ar ne? Susitvarkyti per kelias dienas ir tada instaliuos. Tai mes turėsim jam, aš persiųsti savo treką, kelią kiekvieną vakarą. Ai, kur tu važiuoji, ar ne? Supratau. Tai nėra didelė problema, ar ne? Tas nenukentės taškų, ačiū, reikės nusiųsti. Nuostabu. Tiesiog Kokie merginų komentarai? yra pradžia, yra pusė darbo. Kaip tu galvoji, kaip tau seksis važiuoti be navigacijos? Mes taip, maždaug, Manau, susitvarkysi. kur vėjas mus pūs. Taip. Tai kam labiausiai nepasisekė šiandien? Visiems pasisekė, tik Vytui daugiau darbelio bus. Viskas truks, jeigu reikia. Aš sugūsiu, jau tai papriešė manęs. Šiandien realiai išmušiu. Ai, ne. Čia 200 tūkstančių yra jau prikaulo. Matai, pavyzdžiui, mūsų yra nenumesi vietai. Nėra sveikčiai. Kaip sekasi? Gerai. Įdėjo GPS logerį. Kiekvieną vakarą, jisai per visą dieną renka duomenis, o kiekvieną vakarą privažiuojam prie organizatorių automobilio, jisai automatiškai visus duomenis nusijama. Ir taip skaičiuoja ir taškus, mato mūsų greitį, mato kur važiavom ir visi duomenys nukeliauja pas organizatorius. Techninis patikrinimas praeitas. Ja, tik tiek ir te buvo. Uždėjo logerį. Mes jau kaip antrą kartą, tai jau jiem užtenka paklausti, jeigu turi visus įrankius, visus dalykus, kurie priklauso, sakau turiu. Nu, tai yra okei, sako. Tudo enchido? Yeah. Okay, thank you guys. Thanks. See you tomorrow morning. Thank you. 7, 8. 8. Tomorrow. 8. The briefing is at 8 and you can download the points and give the reef sheets a half hour before the briefing. Okay. So 7. Okay. See you tomorrow morning. See you tomorrow morning. Lot more. Jos tai kas nutiko? Gedimas. Koks gedimas? Nulūžo. Kai kas vidai pasiliko, dabar turi ištraukti varžtą, o nėra kaip ištraukti. Tenk pjauts. Tai va, pirmieji pupos saky. Dar net nestartavo. Firminės sklandumai, dingo trauka. Vos įlipam į kalną. Stop! Kažkas yra kažkokios bėdos su elektra. Bet realiai man šiek tiek baisu, kur yra snaigė, nes jeigu čia visas kalnas ir visos trasos tokios, o jie vieni,